Nusipirkau naują turistinę durinę viryklą. Va. Nežinai. Tenai. Taip, įdėsim gal ten patogiau bus. Nežinau dar kaip veikia, nes pirmas tik bandau. Tai va pasistatom. Taip pavyki. Balioniukas turėtų įsistatyti, kaip suprantu. A ne? Manau, kad jo. Balioniukas turi įsistatyti čia. Jo, įsistato balioniukas va. Kad negriūtų tenai viryklė. Kad negriūtų viryklė yra taip va. Va. Ir toliau imam spec puodą. Jis irgi čia įsistato va, ir užsirakina. Taip. Įsipilam vandenuko. Įsipilam vandenuko. Rankiną galim palikti. Uždengėm dangtelį. Dangtelis. Galima rankiną taip užfiksuoji, galima va taip uždaryti. Bet čia kelionė, kai verdyti, tai nebūtų, manau. Taip, ir dabar šitas aparatas turi automatinį uždegimą. Va čia va galite operatorių pažiūrėti. Čia yra mygtukas toksai. Dabar turėčiau atsukti dujas. Ir užsipilti. Ir kaip suprantam, čia turėtų degti. Ir pažiūrime, čia viskas dega. Dega. Kaistina. Gal ir užgesi. Būna dar. Čia reguliuojasi jau kaip nori. Ir laukiam, bet dabar turėtų užvirti. Tai yra toks pirkinys naujas. Žiūrėjom vandenį. Dabar reikia iškipti, nes čia naujas. Dezinfekuokim, sakant, naują. Dabar įpilsim naują vandens. Ir tada jau... Ačiū operatorių. Tada jau virsim kavykę. Įsipilėm vandens. Gal taip užteks. Norit pradėti? Aha. Stengiame, kaip sakiau, pasiekį. Kol mūsų naujoji viryklė verda, tai einam užsipilsim pomadą. Ir jau aš pridėjau anglių, matęs to pridėjau. Jau čia kaista. Tas kiaušinis vadinamas liaudyje. Taip, kais išsikūrens, tada bandysim grilinti žuvį. Tai kol kas tiek iki malonaus. Vienas. Taip, darom kavytę. Vandenuką savo apsiviriam, pasiėmam pirmiem puodelį ir plikam kavą. O grietinėlės dar pamiršau atsinešti, tai paskui atsinešiu. O, va, kavykę operatorius, ne čia operatorių. Tai susipilam kavykės. Tai kavykės grietinėlės į kavykę. Susipilam grietinėlės į kavykę. Ir man cukriuką dar reikia.
Jie man beveik supiuko. Centrą šaukštelį. Nu va, ir ką? Ir skanaus visiems. Pažiūrim, kas čia iškepė ar neiškepė. O, čia kepa gerai, tegul kepa. Uždarom, kepa, tegul kepa. Vienas. O, jau manau iškepė. Nu, bandom imti. Kaip čia mums seksis, aš neįsivaizduoju. Labai jau subirėjo tas žuvis. Na, bet kaip pirmą kartą kepuką matė žuvį, tai niekas čia daugiau nesitikėkim, kad čia kažkas gausis geriau. Svarbu iškepti. Va. Kaip gražiai atrodo žuvyčia, ar ne? Kaip jums atrodo? Gerai, ne iškepusi. Aš irgi galvoju, kad gerai iškepusi. Nu, dabar biškį užmesim ant grūkų. Ja, gal nereikia ant grūkų pavalau. Biškį. O, čia ant tiek sočiai. Va, ką tik surinkom. Operatorius po mišką vaikščiojo, uogas rinkom. Padavom daugai. Super. Dabar man žiūrėt operatoriui šildom. Bandelį dešrelę. Nu, baigiau išskinti braškytės. Nebaisiai čia daug, bet pavalgyti užteks. С оператором 2 минуты драсить. Да, с батон, с пьян. Ну, так, ну, что-то с мамой, крайне. А то, что не дурнок, что ли? Я лобы. Перенок усёс. Čia išskynėm. Laukia nežinau, galim per lauką paeit pasižiūrėti. Reikia kažkokį būdą. Važiuoja kaip žvaistas. Tačiau brašką nesikabinam. Žuvis kepa kažkaip. Kepa viskas čia gražiai. Reikia. Nežinau čia. Ugnies ateina. Gal gabalį. Ir karštai. Laikom. Ir einam ieškoti į daržą. Sesė buvo atvaręs, tai operatorius, sesė buvo atvaręs, tai išsiskynė raštus. Ir tokį biškį operatorius. Tai buvo nežaunoksta. Ar ne? Jo. O dar ne tai raudonas, o grafikų turim. Du vienas. Tai ką, baigėsi mūsų savaitgaliais. Daug čia mes viską priveikėm. Žuvį iškepėm. Kaip matėt, vištienos iškepėm, šoninės iškepėm. Agurkų braškių prisiskynėm. Gamta ne kažką. Kaip geras vienas žvejys sako, oras vėgelinys.
Tai ką, tada mes šį savaitgalį kaip ir pabaigiam. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymų.